9 dienos rytas. Bandysiu pasipilčiauti. Tik aš nelabai suprantu. Čia, man atrodo, yra su pienu. Mes pavalgysim su vandeniu. Gerai, tai valgysiu pusryčius ir nusprendžiau, kad šiandien pasilieku čia. Vakar orus žiūrėjau, rodė, kad lyja, bet šiandien pažiūrėjus, rodo, kad lietaus nėra. Tai varysim po miestą pašliaužyti. Ką aš žinau, normaliai su vandeniu, gal košytė, saldi. Nu. Dabar čia padėsiu karvytę. Nenoriu karštą dėti ant stalo. Nu ir bananus suvalgysim kažkiek. Skanu. Šiandien jau dirbs parduotuvės, galėsim kažką normaliau nusipirkti. Čia kava. Tikrai aš pavalgom. Greičiausiai eisim ruoštis į miestą. Pusryčius pavalgiau. Tai kol kraunasi drono baterijos. Turiu šiek tiek dar laiko. Tai galvoju, reikia čiužinius susiremontuoti, jeigu išeis. Reikia prisipūsti, užsipilti vandens, pažiūrėti, kur burbuliuoja. Ir tada galėsim varyti miestą. Nu, atrodo, iš viršaus niekur neburbuliuoja. Jau biškį pasileido. Tai bandysiu vėl prisipūsti ir kitą pusę apsukęs šmuilinti. Va. Ir kaip galim rasti tokią skylę. Ir čia ne viena skylė. Komplekte buvo. Tokie vat lizdukai. Nulupė ir užklijuoja. Gerai, kad atėjo. Užklijau vienai pusiai. Leidžia vis tiek. Kas per... Bet pradėjo kitoj pusėje leisti. Ir visur, aplink. Tai aš tiek lopų neturėsiu. Man atrodo, kad čia šitie turėjo būti suklijuoti ir aš per stipriai pripučiau ir jie atsiplėšė. Ir tos vietos, kur atsiplėšė, pradėjo leisti. Eina savo. Nebepataisomai šiai dienai. Su tiek lopų, kiek turiu. Mėgosim be čiužinio. Viskas, susirašiau. Važiuosiu į miestą taip. Be moco aprangos, nes man tik tais iki miesto nuvažiuoti.
Ir vakarė sugrįšim čia. Be moto aprangos jaučiuosi kaip nuogas. O, kaip gerai vėjelis pučia. O, pasaka. Nu gerai, dabar nežinau, reikia važiuoti į senamiestį. Čia buvo kažkas parekomendavęs pasivaikščioti tenais. Tai aplankysim senamiestį, o vėliau gal važiuosim išsimaudyti kažkur jūroj. Turistai tik įvažiavę į Montenegrą, o čia sako gražu, vanduo, viską. Sustojau pasileist muziką, nes biški su muzika fainiau važiuojat. Pirmo Golfo kopija. Normaliai. Nuvažiavau kem 1 kilometrą. Sustojau biškį pasigūglinti, kur tas senamiestis tiksliai yra. Ir dabar greičiausiai eisiu nusipirksiu ledą. Nežiauriai karštą. Ir varysim senamiestį. Pažiūrėsim, ką gero tenais. Degaliniai, 1 ledas, 1 euras. Kol parėjau iš degalinės, 20 metrų ledas ištižo. Lauke 29 laipsniai šilumos. Čia, kiek suprantu, motociklų parkingas. Čia labiau motorolerių parkingas. Vien motoroleriai. Na, yra ir motociklų. Kiek čia žmonių. 나 에코백 좋아해. 여행 다니면서 쓰라고. $1106 metai. O restauruotas turbūt 2016. Niekas savo. Su prie pilies. Pilyje. Ir ten viršuje yra pilis, bet aš greičiausiai nelipsiu, nes neturiu pasiėmęs vandens. O čia eina taip viršų. Jaučiu, aš čia viską nefilmuosiu.
Niekam čia neįdomu, ne? Pats pasivaikščiosiu biškį. Ir greičiausiai varys maudytis. Grįžau, pasiėmiau droną. Galvoju, reikia čia pakelti, pasižiūrėti tą pilį. Iš arčiau. Einu ant suoliuko. Čia galėsim pakelti. Manau, už droną biškai geriau matėsi. Tai dabar važiuoju parduotuvę. Reikia apsirūpinti vakarui. Ir tada galėsim varyti kažkur išsimaudyti. Traukis.
Čia taip važinėja visi. Gerai, jaučiu, reik pavalgyti. Dorytą. O parduotuvės vėliau paieškosim. Sėmiau dvigubą burgerį ir alaus vieną. Šalto alaus. Sorry. Stalelį norėjau nukarosinti. Taip, aš dabar esu čia kažkur. Pirmą naktį miegojau čia, jeigu kas nors norės. Šitoje vietoje kažkur miegojau. Čia parvažiavau iš Kroatijos, apvažiavau visą. Tada čia kažkaip daviausi, nusileidau tokiais šudinais keliais ir čia pakrantė atsidūriau šitoje vietoje. O dabar mano kempingas yra, jeigu aš čia esu, reikės man grįžti kem kilų ir dar čia pavažiuoti kokį 10 kilų, tai bus kempingas. Tai tiek va. Čia yra Kotoro senamiestis, kur droną kėliau. Čia ta pilis stovi ant kalno. Čia kėliau droną, pirmą naktį. Čia oro uostas. Nežinau, bet jis man skrido, viskas gerai buvo. O kai norėjau pakelti droną, čia vat, serpantinais vatais, čia kur yra. Kur antrą dieną važiavau šitais serpantinais. Man drono neleido pastumti į priekį, tik į viršų ir į apačią. Šiandien buvau čia, tai leido. Kur noriu, bet jisai nepakilo aukščiau negu pilnai. Buvau pakėlęs 305 metrų. Tai dronas buvo maždaug čia. O čia buvau aukščiau. Turbūt dėl to ir neleido pastumdyti. Kaip jį atsikasti? Persivalgiau tai nevaikiškai. 17 eurų pėm, alus 2 pėm kainavo. Radau parduotuvę, bet pravažiavau, nes važiavau ant 40, išsižiojęs. Tiesiai į parduotuvę dursiu. Nice! Va dabar mes šitą šalkrepšį prigrūsim maks, kiek eina. €14,31. Pasiėmiau. Neturi stiprių gėrimų, tik kavos. Tai pasiėmiau 6 alaus, sėdėjau į šalkrepšį. Na, jaučiu netilps. Nu gerai, tilps kaip nors. Gerai. Toliau 2 čipsiukai mini. Po 5 centų, po 7 kažkokį. Tarkuoto sūrio, makaronų ir dešrelių. Šiaip faršą norėjau, bet faršą neturi. Nesu matęs faršą pas jų. Tai išsivirsiu makaronų, pasikepsiu dešrelių, suvarstysiu sūrio. Kažkoks gaidys gausis.
Koks ten vabalas. Haha. Nice. Gerai, dabar reikia varyti išsimaudyti ir varyti į kempingą. Palus nesušilo. Bet ten, man atrodo, yra kempingi šaldytuvai. Tik nežinau, koks stovis jų viduj. Pasižiūrėsim, nuvažiavę. Nu ką, paskutinį kartą sustojau prie šitų kalnų. Ir greitų metų čia nebegrįšiu. Tai dabar jaučiu važiuoju į kempingą savo ir greičiausiai eisiu į paplūdimį su savo alum ir savo kėdutę ir savo rankšluosčiu. Na taip, sugalvojau, nežinau. Dabar yra 4 valandas. Tai kol grįšiu bus pusė 5, kol nueisiu bus 5, nu gal ne 5, be 15, 5, be 10, be 20. Ir jaučiu aš prie vandens pakimarinsiu, kokias 2-3 valandas, tai tikrai. Grįžau į kempingą. Tai aš greičiausiai einu prie jūros su šito maišeliu ir šitą laiką norėčiau pasilikti savo, pailsėti, pabūti, smaudyti, pasideginti. Grįšiu už kokių 3 valandų, tada ir susitiksim. Iki. Nu gerai. Aš grįžau nuo paplūdimio, išgėręs 4 alaus ar 5. 5 geriu dabar. Tai greičiausiai eisiu vakarienę gamintis. Nu, valgyti šiaip nenoriu, bet iš principo pasidarysiu. Nu, ir kai grįžau, žiūriu, kad šitas kempingas nėra miręs. Žūkais miręs. Vakar mes čia 3 miegojom. O šiandien vienas kemperis. Čia iš vis senovinis. Čia ugniagesiai atvažiavo. Už tų ugniagesių dar 2 kemperiai. Čia normaliai juda chebra. Tai gerai, jaučiu, einam į virtuvėlę. Turiu dešrelių, sūrio, makaronų, pilną alaus ir pradarytą alaus. Tai kažką pasigaminsim. Nu. Nu ką, aš jau virtuvėliai kartu su vokiečiais, bet jie manęs nesupranta. Tai virsim makaronus, kepsim dešrelės, gersim alų, sūrių. Dešrelės vietoj to, kad faršą negavau. Ne? Jo. Sudėjau makaronus, bet man atrodo per daug aš jį pridėjau. Na gal išvirs. Susipjaušiau dešrelės. Kad dešrelės neprikeptų, reikia biškį aliejaus, ne? Biškį aliejaus. Ne?
Išvirs makaronai. Tada pasikepsiu viršelės, užsibirensiu sūrio. Jau vakarienė gatova. Makaronai jau išvirėm. Dabar viršelės kepam. Dėjau makaronus su vandeniu, kad net šaltų. Kai viršelės iškeps, nupilsiu vandenį, mesiu bliūdą viską. Vėl valgau su vokiečiais. Nu ką, viskas? Dešrelės, makaronai, sūris. Good. Pusė tiek liko ryte. Pusryčiams. Tai aš dabar pavalgau. Viską išsiplaunu. Ten va kaip tas vokietis. Viską išsiplaunu. Ir greičiausiai eisiu miegoti. O rytoj kelsime 6 ryto. Nes kempingo valdovas atvažiuoja 8 valandą. Reiks su juo atsiskaityti. Ir šausim į Kroatiją. Tuo pačiu keliu. Gražiuoju keliu. Prasilėksim dar kartą. Ir planuojam, jeigu pavyks nuvažiuoti 500 kilų, miegoti toj pačioj vietoj prie to lėktuvo. Jeigu pavyks. Abejoju. Bet maža ką. Belia kaip skanu. Tai va. Jeigu viskas gerai, tai rytoj kempinsim toj pačioj vietoj kaip ir 4 ar 5 dieną. Kokia ten buvo. Tai lėktuvo. Nes aš kiek atsimenu, ten yra ir malkų. Aš galėsiu užsikurti savo žydinį, nežinį laužavietę. Tam metaliniam. Ir kažką pasikepti. Būtų žiauriai gerai. Tai dabar aš suvalgau šitą. Išgeriu alų. Ir einu miegoti. Išsiplovęs viską. O su jumis susitiksiu greičiausiai rytoj. Jeigu jums įdomu, pafollowinkit mane. Ir susitiksim kitą dieną. Čiau.